Nuostabi 16 diena. Tikrai gražus super miestelis, senovinis, su bažnytėlėmis, su pilaitėmis ant kalvų. Toks kaip viduramžiuose, kaip minimo 80 metuose. Va. Šitą matyt buvusi degalinė ar kažkas tokio. Ir nuostabus Alpių grožis, persipinantis su viduramžiais. 16 diena, judam! Šiandien būsiu jau turbūt ant Austrijos Italijos sienos, arba bent jau arti jos. Jeigu ne pačioje Italijoje, tai jau labai netoli Italijos ir jau antradienį važiuosiu per Italiją. Tai reikia savo šiandien pasimėgauti. Paskutinė diena Austrijoje šiais nuostabiais kalnais, šiais nuostabiais miestelių grožiais. O rytoj mėgausiuosi jau Italiją. Fryzachai, nuostabaus grožio miestelis su nuostabiu mažu, jaukiu senamiesčiu. Nuvalymosi laikas, blemba, tai kažkaip pridžiūvę. Net tas grandinė tokia guminė darosi, sunku net minti. Blemba jau tept neužtenka, reikia išvalyti. O čia tai blogai valas, va kažkokį nusipirkau. Ale motor cleanerį. Tipo. Bet tai blogai čia valas iššakęs. Blemba, kiekvieną narelį reiks išvalyti. Nelabai čia tas cleaneris ima. Kažkiek valo, bet taip. Vis tiek reiks kiekvieną išvalyti narelį. Ingas baigtas, dabar liko sustvarkyti, kodėl mane meta čia viršutinės žvaigždės. Kažkodėl tai ir tada šitą sustvarkius tepimas grandinės. Ir viskas. Ir bus galima važiuoti iki kažkokių pusvalandų, kai jau krapštaus. Nuvalėda. Ten. Reikia rankas plautis ir varyti. Nu, kitas reikalas, susitepęs, išsivalęs, visai kitaip rieda. Visai kitas reikalas. Sustojau kiek vėlai šiandien papietauti, kiek jau čia 3 valandos, man atrodo. Tai valgau tokioj keistoj vietoje, kažkam kaime, radau netgi pramoniniai zonai tokį tailandietišką restoraną. Ir va čia sriuba, o paskui dar bus antras patiekalas. Tai nekantrauju bandyti ragauti, nes turėtų būti labai gerai. Labai gerai, viskas taip šviežia, ką tik padarėm. Pasaka. Numadnešė antrą patiekaliuką, jau valgau kurį laiką. Valgau viską kartu, ir sriubą, ir antrą, ir ryžius. Labai skanu. Nu, superinis restoranėlis. Va, privažiavau Austrų jūrą. Net su jachtomis šito jūroj varinėja, ilgas labai ežeras. Nerealiai geras. Vaizdelis tobulas. Neapsakomo didumo Austrų jūra. Šitas ežeras, nežinau kaip tiksliai vadinasi, bet nuostabu, ten va vienas galas kažkur tie nesimato, tiesiog jis užsisuka
Ir va ten anoje pusė kitas galas, ir jo irgi nesimato. Labai didžiulis ežeras. Ir čia net laiveliai plaukia. Labai daug turistinių vietų, labai daug kempingų. Tokia labai populiari vieta turistam. Labai gražu. Anam krante va visi kaimeliai, bažnytėlėm, su nameliais, panašiai ir didžiuliai kalnai aplinkui. Nuostabus gražus. Nu galvojau, padarysiu reportažėlį ir nuvažiuosiu pas beždžionės ir erelius. Va šitą parką atvažiavau čia šlagbaumui, bet aš pavyzdžiui pagalvojau, kad šlagbaumai gal čia mašinom, jeigu reikia pirkti leidimą, parkingą ir panašiai. Bet problemytė ir tokias dirba iki 6, o dabar jau po 6:15. Tai nespėjau. Tai matyt kitą kartą. O čia beždžionėlės ir ereliai. Tai va. Gerai, kad ir neminiau tą kalną, man nusileido mašiną, sakau, kaip čia papult. Nusako, jau viskas, bachūras nebedirba. Tai ne šį kartą. Važiuoju toliau. Nu, Vilachas. Paskutinis jau didelis miestas prieš papuolant jau į Italiją. Va. Drau upė. Tokia žalia. Neįprastos spalvos. Ir jau irgi tavo pusė. Tai ką, jau po biškį pradedu atsisveikinti su Austrija, o prasidės Italija. Važiuoju šiandien jau paskutinius kilometrus. Šiandien nebus daug, šiandien bus 90 kilometrų. Bet labai norėjusi šiandien pasigrožėti dar Austriją. Nedavažiuosiu iki pačios Italijos, bet jau čia visai netoli. Kokių maks 20 km iki Italijos sienos. Bet jau rytoj važiuosiu ramiai į Italiją. Ir man patiko šiandiena. Ta Austrų jūra. Pats jaučiuosi labai puikiai. Toks jaučiuosi atsigavęs, pailsėjęs. Tokių minčių į galvą ateina įvairių, tokių kažkaip, tokios daug ramybės. Gal ta Austrija tokia, žmonės labai prognozuojami, labai visi paslaugus, visas transportas toks stoja, praleidžia. Tai gal čia dėl to, nežinau, pamatysiu Italiją. Vis tiek rytoj bus nauja šalis, bus naujas pristaikymas. Diena buvo labai graži. Karšta tokia diena, saulėta šiandien buvo diena. Jau prie Austrų jūros, prie to ežero. Tai biški saulė jau buvo debesyse, kaip debesyse tokiuose plunksnėse debesyse. Tai net tokia buvo intensyvi. Labai gražu. Labai fainos vietos. Nuostabi diena. O dabar važiuoju, ką tik užsibukinau čia kažkokį kambariuką. Dar Austrijoj. Kažkokį apartamentą paėmiau. Tai važiuoju įsikursiu. Nelabai čia kas iš maisto liko. Tai turbūt šiandien jau niekur vakarienį gal nevalgysiu. Nu taip dar nebuvo. Slovakas va pavaišino sriuba. Sėdžiu tokiam darbininkų kvartalė, čia miegusiu. Tai va pavaišino sriuba, duona, tai va vakarieniauju. Nu, taip gerai nebuvo dar niekas.